Na tai ką, labas rytas visiems, žiūrintį žvejybos kanalą. Už manęs Nemunas, Birštonas, bandysim gaudyti karšį. Šiaip nežinau, labai tikėjausi, kad buvogi savaitgalį varžybos. Tai galvojau, susirinksiu kokios informacijos, pagauna, nepagauna. Niekur neradau, kur kas ką pagavo, kas ką užėmė, nežinau, arba nemoku ieškoti, arba tiesiog nieks nieko dar neįkėlė. Tai vat, turėjau gal 3 ar 4 dabar žūklės, norėjau kažką parodyti jum, nieko nepagavau. Nu vakar Mariose buvau, 2 karšiai per gerą pusdienį, tai silpnokai tikrai, buvau raudonė, iš vis nulis, nieks nekimba, kelios aukšlės kojos, karšio nėra. Tai vat, atvažiavau į Birštoną, nežinau, gal jau ir pavėluotai, bet žmonių nėra. Kitoj pusėje ten prie tos sanatorijos tai tikrai žvejoja, matau. Tai vat, šiokia tokia ramybė. Nežinau, gal ir pagausim, o gal ir ne. Tai vat, susirinkau daiktus. Bandysim sės 6 ryto, kol atvažiavau, susidėjau. Tai vat, kaip ir sakau, 6 ryto. Bandom sės, bandom gaudyti karšį. Susidėjau vat daiktus, pasirašiau masalus. Susirinkau meškerytę. Čia va taip daiktukai susidėjau. Tai ką, bandysim ieškoti kažko dugno kažkokio. Gal kažkas patiks, o gal čia viskas vienodai, nežinau, čia šitoj vietoj nesugaudys. Bet sakau, kaip pasakyti, eksperimentuoju, ieškau, gal ir pagausiu, gal ir nepagausiu, nu kas ten žino. Dedu šeriklėlę, įsidėjau 90 gramų. Įsirenku kažkokį tašką kitoj pusėj, į kurį pastovi mesiu ir žinau, kad pataikysiu. Tarkim, va, nežinau, kažkoks va stulpas stovi, tam bandau mest. Žiūrim laiko, nelaiko 90. Čia biški gilio yra. Aha, 90 gramų stovi. Ką darau dabar, skanuoju. Braukiu meškerę per dugną. Ieškau kažkokios vietos, kuri man patiktų. Čia man ir patinka. Ką darau, dedu klipsą. Klipsas uždėtas. Ir vėl į tą patį tašką. Ir dabar žiūrim laiko, nelaiko mano. Šeriklėlę pasitikrinam. Skendo, pritempiam, čia gilio yra. Stovi kaip įkalta, jokių lingavimų, viskas gerai. Dabar ką padarau? Kaip sakau, šeriklą laiko. Va, nežinau, matysis, va, stovi meškerė kaip įkalta, jokių ten lingavimų nėra. Ką darau dabar? Vėl braukiu ir žiūriu, ar tas pats dugnas, kuris man patiko. Jo, labai fainiai. Tai ten aš ir pasilieku. Atstumas kokių 30 gal metrų. Gal net nebus šiaip, kokie 27. Iš akies. Neturiu koliukų, sakau iš akies. Ką dabar? Čia turiu nuo praeitos žvejybos matylius. Tai čia nuo vakar, kur buvau Kauno Mariose. Čia turiu susidėję šviežius, vakar pirktus. Tai šituos naudosiu ant kablio. Šitai šersiu. Matylius turiu apie kokius 400 gramų. Turiu kažkiek dzikučių. Žalius džiūvėsius ir kai sijojau, pavyzdžiui, jauką, susidėjau į dėžutę. Nedėjau su pašaru, susijojau, susipyliau atskirai, kur nuo sieto liko. Ir bandysiu, jeigu ką, truputėlį pašarą. Nekips, pabandysiu aktyvinti, tarkim, nu, jie bus tokie, kaip pasakyti, jie sausi. Įmesim į dugną, iškart tie džiūvėsiai kils ir bus toks kaip, jeigu bus, tarkim, nieko nepagausiu, galvoju, kad bus gal toks eksperimentas. Tada kas skandinti ir matylius, kas žino, kas gaudo Birštone, ten dzikai, tai ne, matylius tipo numeris 1. Tai ką dabar darau? Kaip pašarą dedu matylių, žiupsnelį, truputėlį skandintų.
Pamaišau truputį su pašariuku. Ir kas dabar gaunasi, va matot? Ir visą šitą gėrį. O reikia sudėti rankšluostį. Ir visą šitą gėrį į tašką. Kokias 7-8 suleidžiu, dedu kabliuką su pavadėliu ir bandysim sėdėti ir bandysim laukti. Kips, nekips, nežinau, bet bandyti verta. Ir laukiu, kaip ir sakiau kažkuriuose video, kad užmetu ir tegu pati srovė tą pašarą išplaukia. Ne tai, kad užmetėt, suskaičiavot iki 5, pakratėt, ištraukėt. Taip nedarau. Geriau lėčiau išsišert tą tašką, kad ta srovė pati tą darbą padarytų. Ne? Kad ten numetėt, pakratėt, ten kažkur kažkokia nesąmonė gauna. Tai vat, 8 šeryklos, dedam kablį, bandom gaudyti karšį. Dariau startinį, susimečiau 8 šeriklėlės. Kol mečiausi pabiškį po truputį ir išausi pavaduką. Tai va, iš karto pasirašiau masaliuką, 7 matiliukai. Susirišau pavadėlį. Kol pasišėriau tašką. Viskas kaip ir paprasta, visada inline'as. Tai va, dabar palakas, ką aš norėjau sakyti. Pavadėlinis valas toks, brutal, kabliukas 12 numerio ant starto gūrų. Dabar vėl. Dabar, kaip dėjau daug matyliausi pašarą, dabar dėsiu po truputį. Tai va, po tokį žiupsnelį kiekvieną šeriklėlę. Nes kaip ir sakiau, gaudau vadaja jaukais sūrus, tai tas gyvas greitai žūsta. Ilgis virš metro tikrai, gal metras 10-20 pavadėlio ilgis. Nu ką, pirmi metimai. Sėdim, laukiam pirmų kibimų, tikiuosi kažką pagausim. Na ką, praėjo koks 30-40 minučių. Vieną tokį baks turėjau, viskas. Nekimba, ką daryti, nežinau. Pabandžiau kabliuką pasikeisti mažesnį, nepadėjo. Prailginau pavadį ant tiek, nepadėjo. Gaudu 0,12, 0,10, nu kažkaip nesinori rišt. Tai statau matylių, dedu, nepadeda. Tai dabar galvoju, įdėsiu šitų džiūvėsių. Pabarstysiu truputį. Ir pabandysiu, galvoju, gal pakarpyti ziko įdėt. Ir kelis metimus tokius, kaip pasakyti. Nu, kas 2 minutės, kas 3, kokius vėl 8. Suleisiu. Gal tie džiūvėsiai kažkokį debesį padarys, gal ateis karštis, nu nežinau, sakau. Biški liūdna iš tikrųjų. Nu, bet dar nedaug laiko praėjome. Oras tai nesąmonė, šis vėjas pakilo, šalta, o net apsirengiau. Tai va, net, sakau, vieną tokį bam, ar net vieną kartą net. Ramybė. Pirma žuvis. Net kibimo nemačiau. Galvoju, gal
artintis distanciją. Gal aš per toli metu. Galvoju taip. Arba turiu minčių įsimesti antrą kotą. Bet su antru kotu aš nežinau, man nelabai patogu. Kai ten žvejoju ant koliukų. Tai jo, bet ant čia tai labai nepatogu būna, nes jeigu užkimba žuvis, tai ten su tuo graibštu. Nelabai man patinka. Tai va, džiūvėsiai nepadėjo. Nu, padėjo žuvį pagavau, bet dydis tai juokingas. Tai va, imu skandintų saują dabar. Imu gyvų dzikučių. Matyliaus. Ir pabandysiu pakarpyti. Gal kvapas duos. O tokia va, buza. Į pašarą. Štai kaip atrodo dabar. Ir atgal į tašką. Neatsimenu, kaip normalus jau ir kibimas atrodė. Kiek čia tų valandų? Po 8. Pradėjau po 6 ar 6. 2 valandas. 2 dzikučiai. Ne matylius. Pirma žuvytė tokia. Nu ką, kartojam, nu. Matylio nenori. 2 dzikučiai. Dinta tai raudona pinkutė, tai gyva dzikutė. Nu nieko, iš vis nei kibimo neturėjau. Nu sakau, pabandysiu dzikučius uždėti. Gal sakau kokią kojytę, gal kažkas. Vau, karšiukas. Nedidelis, bet jau kažkas. Iškart linksmiau pasidarė. Kibimas, bam, bam, bam. Labai gerai. Gal ir pagausim tokį karšį. Juokauju. Svarbu kažką pagauti ir jums parodyti. Pagausim, tai gal padiskutuosim ir gal kažką blogai padariau, gal kažką blogai pasirinkau. Čia niekada negali žinoti, jeigu kiekvienas žmogus žinotų, kur važiuot, kur gaudyt, kur visada pagaus, tai ten ir važiuot. O kai eksperimentuoji, tai ten pabandai, tai ten atvažiuoji, tai ten, tai ten, tai ten. Tai ir būna tokių tuščių žvejybų. Pažiūrėkit, kokia žuvis. Ai. Nu ką galiu pasakyti, nesiseka. Pripažįstu, nesiseka. Nelabai kas čia man padeda. Išbandžiau ganėtinai nemažai teorijų. Visokių. Ir ką galiu pasakyti, nekimba. Sakau, čia ir baidarės plaukė. Smagus. Tai vat, sakau, susirišiu antrą meškerį. Susimečiau 3 šėriklėlės į tašką. Užsidėjau kablį. Dedu savo čia matylius, pakeliu galvą, kad lanksto tą meškerę. Kaip apsidžiaugiau. Galvoju, galbūt karšis. Tai nežinau, kaip čia man seksis su 2 meškerėm. Bet gal kažkaip. Nu kažkaip taip. O, kažkas yra. Ką mes čia turim?
O aš čia su feederiu sėdžiu. Ešeriai kimba. Nu. O aš čia gaudau su feederiu. Čia su spinningu reikia žvejoti, ne su feederiu, kaip matau. Lauk, mielas draugė. Bam ir viskas. Ir vėl kas? Ešerys. Ką sėdim, laukiam, bandom dabar. Dar visai vilčių nepraradau, bet jau. Su kiekvienu ešeriu jos vis mažėja. Pažiūrėkit, čia yra karšis, o čia yra vėžys. Nušagė. Nu nekastų čia man ir man būtų gerai, kad tu man valo nenukastų. Kaip tu čia užsikabinai? Nekas per valą. Pažiūrėkit. Lauk. Kiek turėjau kibimų vien ešeriai. Va, vėl. Kažką turim vėl. Eik tu savo, nu. Pasižiūrėkit. Kokie ešeriai. Žiūrėkit. Čia sakau, reikia su spinningu važiuoti žvejoti, ne su feederiu, man atrodo. Ai. Lakis. Ant slieko. Ir ant tos tolimesnės distancijos. Su šita sportuoju. O ant to bandysiu didesnį masalą. Ir išlaukimą ilgesnį. Pagaliau turim tikrai karšį jaučiu. Tikrai bus jaučiu karšį. Nematau dar. Eikit saulė, patikėsit. Karosas. Nu čia geras. Nustebino ir nepatikėsit ant ko, ant matyliaus. Eina savo, galvau, tikrai karštis. Kaip įsisegęs vos į lupytę. Nu nors kažką pagavom, taip, ne karštis, bet jų vis gerai. Yes!
Blemba, galvau, tikrai karštis. Nu, nors va, per beveik pusę dienos graibšto pagaliau prireikė. Ant matiliuko susigundė, tik užmečiau ir iš karto stvėrė po kokių 2 minučių. Na ką, nors karosą pagavom. Blemba, kaip galvau, tikrai karštis. O ir vėl kažkas drebina. Tai vat, jau sakau, jau apsidžiaugiu, nors vieną sakau, o čia karosas, bet irgi tikrai labai gerai. Nesitikėjau aš jo, bet patiko labai. Ateik pakas šiek timba, sakau. Uždedi tą matylių. Ir karts nuo karto da. Nu jaučiu pareina čia audrelė. Ir nežinau ką daryti, nei daiktus rinktis, nei toliau žvejot. Tai nežinau, jaučiu gal tas gaila labai, kad skėčio neturiu. Bet užsiniaukia tai čia normaliai. Tai galvoju gal arba eiti mašiną, arba eiti čia į miškelį pabūt, kol nustos lyt, tada susirink daiktus, nes dabar tai būtų nelabai protinga. Eina sau čia, kas pareina, tai... Ai, kaip čia negerai dabar gavo. Jaučiu šitą va taip aš uždarau. Aišku, kažkiek sulys, bet gal ne tiek. Pažiūrėk. Čia man po medžiais tai nors nelis, bet iš vis nerodė jokio lietaus. Ai, dabar nesąmonė, nei daiktų dėtis, nei namo važiuoti, geriau tegu nulyja, kažkiek pabūt dar, kad biškį pradžiūtų ir tada jau lėk namo, nes vis tiek čia jaučiu nieko gero nebebus. Nu va, ir po lietaus ir po audros, kaip ir biškį prašviesėjo. Viskas sulijo. Vakinius susiję. Viskas čia sulijo. Kažkaip net nebesinori nei sėst, nei žvejot. Nu, bet reikia biškį pabūt, kad daiktai nudžiūtų. Vis tiek kažkiek pradžius. Nes dabar iš karto juos dėti mašiną šlapius, vežtis tai nenoriu. Tai bandom dar, užsimesiu, pabandysim čia. Sakau, pabūsim, jau čia lėksim namo, nebent ten prašaus karštis ir tada vėl dar sėdėsim iki kokių dar 3 audrų. Tik iš to šalkrepščio pažiūrėkit, kokie gražus dar matyliai. Ką duoda jam tas šaltis? Saulytė išlindo, tai čia jau to atrodo maikę reikia rengtis. Bet ateina vėl debesis. Tai net nežinau, ką čia ir padaryti. Nu, aš manau, patiktų karščiai toks kasnelis. Pasidžiaugiau saulę 5 minutės. Žiūrėkit, kas vėl daro. Eina naktį. Žiūriu, meškerė tampa. Jau čia reikės net ir čerpoko.
Oho, kokia kas čia koja ar kas čia? Nesuprantu, kas čia per žuvis. Eina savo kokia didelė. Čia kažkoks hybridas atrodo. Nes dydis tai žiauriai didelės. Ir sėdėjau tenai, lietus lyja. Tai kažkaip pasižiūrit vos ne nuo armo linksta feederis. Galvoju, kas čia dabar? O, gal ir gražesnis karšiukas. Pagaliau. Nors vienas. Opa. Nors vienas. Gal atėjo į tašką, čia blemba dabar matyliaus taip gerai pavariau. Sakau, vis tiek toj namo važiuosiu, tai žiūrėk, gal netyčia prasidės. Tai būtų gerai ant pačio galo prieš varant namo, bam bam bam. Ir jum gerai, ir man gerai, ir laimingas važiuoju namo. Bet jaučiu taip nebus. Bet va saulytė išlindo, tai greitai va, daiktus pradžiavins. Labai gerai. Nu ką, da pabandom kažką? Gal netyčia. Oi, išlipau iš tos kėdės. Viskas, lėksiu namo, užtenka. Nu, nekimba tiesiog. Dar pabandžiau čia tą valandą, kol po to lietaus, tai nu, smulkmė duoda ir viskas, tą antrą meškerę. Iš vis net jau buvau pasidėjęs, tik tai su tavo artimesnė dar pažaidžiau, bet vėjas pakilo belia kaip, tą armą judina kažkiek, tie kibimai tos smulkios žuvies nėra tokie labai, nu, kaip pasakyti, aktyvus, tokie čiut, tai, nu, nelabai ir supranti, ištrauki tuščias kabliukas, nu, žodžiu, daėdė. Būtų karštis, kiptų ir matytųsi čia viskas gerai, bet kai tas smulkminta, čia tas smulkmė rankėt, važiuoju namo, renkuosi daiktus ir šiandienai bus viskas. Tai va, dar parodysiu, ką pagavau. Tai nieko labai iš tikrųjų nėra, bet, nu, parodysiu vis tiek, kažką vis tiek sugavau. Tai va, parodysim ir ką, lėksim namo, o žvejyba realiai buvo ir tokia, nu, nelabai ką iš tikrųjų pagavom. Bet jau sakau, kelinta ta žuklė, tai čia nu, reikia ir jums kažką parodyti. Sakau, bet tų žuvų ten nelabai norisi keltis, būna kartais taip atsitinka, bandai ir niekas neišeina. Tai va, gerai, gana pliurpt, rodau, ką pagavau, kraunam daiktus, lekiam namo ir bus viskas. Tai va, visa mano žuvis. Jei ne tas karosas su tuo hybridu, tai čia iš vis nieko gero nebūtų buvę. Tai va, nešam žuvytę paleis. Tik tai neįkrist reiktų. Tai va, tokia ta žvejyba. Tai va, dar susirim daiktelius. Labiausiai tingiu rinktis daiktus, bet nu ką darysi, reikia. Tai va, tokia ta žvejyba. Nieko čia daugiau nebepridarysi.
Ką jum, tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Iki kitų kartų ir tikiuosi kitas kartas bus geresnis. Iki.